Jau praktiškai gailiuosi, kad darau šitą video. Šiandien pamėginsiu sureitinguoti Resident Evil žaidimus pagal savo mėgstamumą. Imsiu tik tais pagrindinės serijos visus žaidimus, įskaitant, aišku, ir naują Resident Evil Requiem, kurį ką tik perėjau ir pažiūrėsim, kurioje vietoje man tas žaidimas atsistoja. Dar kartą įspėju, tai bus pagal mėgstamumą. Tai kai kurie žaidimai gal netitinka to, sakykime, kritinio požiūrio, iš kritinės pusės ar techninės pusės. Tai jeigu pradėt nuo chronologinė tvarka pagal išleidimo datą, tai Resident Evil pirmoji dalis, puikus, sakant, galvosūkis, puikiai vila, kurią reikia išspręsti žaidime, geri veikėjai, gana neįsiplečiant labai gerai padarytas žaidimas, kurį aš tiesą sakant ant Nintendo Switch neseniai gana dar žaidžiau. Ir jisai vis dar labai malonu žaisti, tai jisai tikrai kažkur gana solidžiai atsidurs šitam sąraše, tikrai ne paskutiniai vietai, po to buvo geresnių dalių, bet manau, kad ta pradžia puikiai uždavė gerą toną visai serijai. Na, o imkime antrąją dalį, tai buvo pirma dalis, kurią aš pamačiau šiaip apskritai Resident Evil ten 99 metais, maždaug aš gal pamačiau tą Resident Evil 2, pats dar ten toks, dar tik ten paauglystės lenkščio, tai biškai kaip ir pribijojau ten žaisti, man per daug įtampos buvo kaip ramiam vaikui, bet jau tada buvo aišku, kad ten yra kažkas special, aš ten gal pats rinkausi kitus žaidimus kaip Dino Crisis, kur ten mažiau to hororo buvo, bet Resident Evil 2 vėliau, žinoma, perėjus, daro didelį irgi įspūdį, jis yra tikrai step-upas nuo pirmos dalies. Taip pat čia iš karto priskiriu remake'ą, kuris yra labai puikus. Man gal minusas šitam žaidime tai yra tas antagonistas žaidime, tas Mystery Six'as vadinamas, jis šiek tiek keistas, užknisantis ir galbūt tai bus vienas iš kriterijų, kuris po to įtakos mano šitą reitingavimą. Tada toj paauglystėje gal labiausiai teko žaisti Resident Evil 3 ir Resident Evil 3 Nemesis man padarė tada dar didesnį įspūdį, nors šiaip kritikai vertina tą antrą dalį, kad jinai kaip ir geresnė, bet Resident Evil 3 aš sakyčiau, nežinau, man tuo metu tas Jill Valentine ir ta visa aplinka, kuri biškai išeina iš to Raccoon City departamento ribų, tas pagrindinis bosas Nemesis, jisai labai įspūdingas, labai cinematic, tas experience'as jisai daug stipresnis, šiek tiek daugiau veiksmo, man atrodo geresnis balansas tarp veiksmo ir tarp survival, bet reikia pasakyti, kad remake'as yra labai prastas, palyginus kaip antras remake'as yra daug geresnis negu trečias remake'as, tai aš dabar čia remiuosi labiau originaliom versijom šitų žaidimų. Ir iš tikrųjų trečia dalis nėra ten tiesioginis sequelas, antrai daliai tiesioginis sequelas yra Code Veronica, kurio tuo metu originaliai man neteko žaisti, teko žaisti tik tais šiam amžiui, jisai jau jaučiasi, kad šiek tiek yra pasenęs ir atmetus tą tokį nostalgijos jausmą, aš jam neturiu didelių sentimentų, man nors jau trečias buvo šiek tiek spalvotesnis, bet spalvos man nelabai patinka, pačios veikėjų išvaizdos, man jis kažkaip neturi tos Resident Evil esencijos, nors aš pripažįstu, kad tas žaidimas tikrai yra labai smagus gameplayus, jisai yra puikiai padarytas, bet manęs tai neįtakoja, sakykime, aš šiek tiek slenku šitą žaidimą į apačią, jisai man trūksta tos Resident Evil esencijos, kaip minėjau. Po Code Veronica buvo tokia dalis dar Resident Evil Zero, tai yra prequelis visai šitai serijai. Bet čia jau grįžta į tos spalvos, tos aplinkos labai primena tą originalų Resident Evil žaidimą ir jis man tuo pradžiai ypatingai užkabino, kai aš jį pradėjau žaisti. Atrodė, kad čia toksai atgal prie šaknų momentas, tikrai buvo kabinantis galvosūkiai, bet tas dviejų veikėjų išsiskaidimas, kur ten tu turi keistis tarp dviejų veikėjų, kad jisai patapo labai gremėzdiškas, sakyčiau, šiek tiek atgyvenęs ir dabar peržaisti tikrai nėra tokio didelio malonumo. Na ir toliau, žinoma, atsirado Resident Evil 4. Tai daugelio laikoma pati geriausia žaidimo
dalis, jinai yra jau visiškai kitokia, nes čia yra daugiau veiksmo. Žaidimas taip pat gavo labai nuostabų remake'ą, kur viskas yra, visi veiksmai yra poliruoti iki jau negalėjimo. Jisai kažkaip išlaiko tą Resident Evil nuotaiką, bet įneša tiek daug veiksmo, labai norisi daug kartų peržaisti įvairiais sunkumais. Tai aš Resident Evil 4 tikriausiai keliu į patį viršų. Čia jau yra sunkiai pajudinamas akmuo. Resident Evil 5 jau čia toks labai pritaikytas žaidimas co-op žaidimui dviese. Aš, kadangi žaidžiu tos žaidimus dažniausiai vienas, tai man tai nelabai įtakoja ir tai, sakykime, gal sudaro šiokį tokį minusą. Bet reikia paminėti, kad čia jau tas momentas, kai serija pradėjo eiti biškį žemyn, nors pats settingas atrodo labai įdomiai ir labai patraukliai. Tie veiksmo filmai egzotinėse šalyse tuo metu irgi buvo ant bangos ir čia matyt bandyta tas šiek tiek atkartoti. Bet tas veiksmas, jisai gana nenupoliruotas, nepasakyčiau, kad jisai labai sklandus. Galvosūkiai irgi tokie yra labai viskas supaprastinta, kur ten reikia kažkokio rakto, bet tas raktas padėtas tam pačiam kambarį, tai iš esmės, kam to reikia iš viso, tai jisai man nėra nei kažkoks labai geras veiksmo žaidimas, nei labai geras galvosūkių žaidimas. Tai, sakyčiau, tas Resident Evil 5 taip smagiau žaisti negu Zero, bet eina, sakykime, daugmaž į sąrašo galą. Na ir po to, aišku, žinoma, visų nekenčiamas Resident Evil 6. Ir aš puikiai suprantu, dėl ko žmonėms jisai nepatinka. Jisai praradęs tą Resident Evil esenciją. Privalumas, kad ten yra daug veikėjų, su kuriais galėtų pereiti skirtingus storyline'us, kurie po to susijungia ten kažkaip, man atrodo, į vieną, jeigu gerai pamenu. Bet, sakyčiau, čia nepopuliari nuomonė. Man jisai patiko labiau negu 5, nes kaip aš minėjau, 5 man jisai nebuvo nei geras, nei veiksmo žaidimas, nei galvosūkių žaidimas. Čia apskritai jokio galvosūkio nėra 6, bet jisai bent jau neapsimetinėja kažkom kitu. Ir ten tiesiog aš jį žaidžiau ant Nintendo Switch'o tuo metu, kai man nenorėjau labai sudėtingo žaidimo ir kažkaip vakariais norėdavau tiesiog tokio, kur eini tiesiai ir kažką šluoji. Tai jisai man puikiai atliko tą funkciją tuo metu. Tai, sakykime, sorry, bet aš 6 šiek tiek pakeliu į viršų. Na ir po to įvyko tas lūžis, kai jau reikėjo kažkaip gaivinti seriją, reikėjo kažko naujo. Ir išėjo Resident Evil 7, pirmojo asmens Resident Evil, ir toksai buvo, kai aš pamačiau tą žaidimą, pagalvojau, kad čia ne Resident Evil, čia jau kažkur visiškai per toli nueita. Ir aš iš tikrųjų klydau, nes kai pradėjau žaisti jau rimtai tą žaidimą, tai supratau, kad tas visa aplinka, visi galvosūkiai tokie tikrai buvo taip, kaip ką mes mėgstam geriausia toj serijai, visas siužetas ir visa aplinka. Grįžimas nuo veiksmo prie to hororo buvo toksai irgi labai geras ir taiklus momentas visoje serijoje. Ir nuo pat pradžių tai jisai kelia šiurpą, iki pat galo jisai kelia šiurpą, tai aš tikrai aukštai keliu šitą žaidimą. Ko aš nesitikėjau, tai kad sekanti dalis Resident Evil 8 arba Resident Evil Village padarys man dar didesnį įspūdį. Čia jau bandyta toksai eiti link to veiksmo kaip 4 ir prie tas tamsus kaimas apturinys, ten tie vilkolakiai ir visas tas kitas gotikinis šūdas, kitaip sakant, tai man jisai yra kažkas tokio, man tai buvo wow. Na ir žinoma, dabar mes prieinam prie to, apie ką mes čia daugmaž ir kalbam, tai Resident Evil Requiem. Pasakysiu taip, kad tikriausia pradžiai, kai pamačiau tas pirmus trailerius, nors šiaip visada laukiu kiekvienos Resident Evil naujos dalies, pamačiau tas naujus trailerius ir galvojau, kad aišku, jie atskleidė tą momentą, kad bus ir Leonas įtrauktas, tada kažkaip pasidarė šiek tiek gal
ir ramiau, bet tada kilo toks neramumas, kaip tai dėrės, tas pusė žaidimo yra labiau atitinkanti tas naujas instaliacijas serijai, o ta Leono dalis labiau jau tam pataikauja tam sakykime, Resident Evil 4 remake'ui, kur daug veiksmo, kaip tai dėrės. Ir patikėkit, tai dera labai gerai. Aš nesakau, kad šitas žaidimas yra tobulas, bet pirmas žodis, kurį aš pasakiau, buvo wow. Tai vien dėl to, kaip jisai atrodo, kokios nuostabios buvo aplinkos sukurtos. Po to šiek tiek vėliau, čia spoilerių nebus, nebijokit, šiek tiek vėliau bus tam tikros erdvės, kurių struktūra ir galvosūkiai labai priminė pirmą ir antrą Resident Evil dalis ir tam tikrų momentų aš buvau pagalvojęs, kad aš jau esu buvęs kažkur panašiai, esu daręs kažką panašaus, tačiau veiksmas vis vystėsi ir vystėsi ir žaidimas pasiūlė tokį geriausių savo momentų rinkinį, ką Resident Evil yra sugalvoję, plus nauji elementai ir prie viso šito dar įtraukė puikius naujus veikėjus, sukūrė atmosferą, iš kurios tikrai nesinori net išjungti konsolės ir vietom nors ir labai stipriai gąsdina, bet tiesiog tave labai stipriai įtraukia. Ir taip sakyčiau, kad šita tikriausia dalis yra mėgstamiausia, jau dabar, jau po pirmo peržaidimo aš jau galiu drąsiai sakyti, kad tai yra mano mėgstamiausia dalis iš visų, sakykime, modernių Resident Evil žaidimų. Requiem aš statyčiau į tą trejetuką, sakyčiau, tie 3 žaidimai būtų viskas, ko man reikia iš Resident Evil serijos. Na, po to eitų visi kiti, tai tikrai labai rekomenduoju pabandyti. Tai tiek aš tikriausiai pasakysiu, aš nenoriu labai spoilint nei istorijos, nei easter eggų kažkokio tai ten, kas yra tam žaidime, bet jų yra. Tai tikrai visiems rekomenduoju, net ir nežaidusiems serijos, tai yra labai visai geras momentas pradėti žaisti šitą seriją. Tai va, toks yra mano sąrašas ir aš tikiuosi, kad jūs išreitinguosit savo sąrašą ir parašysit komentaruose, tikrai bus įdomu pasidalinti vieni kitų įspūdžiais, nes šita serija tikriausiai ne man vienam paliko vieną tokių didesnių žymių visoje geiminimo CV.